Labas. Šiandien mokysimės apie C++ programavimo kalbos sąlygos sakinį if. Na, kas tai per sakinys? Geriausia gal pasižiūrime į pavyzdį. Štai čia matome įprastą programą, matome, kad x yra sveikas skaičius, x priskiriame reikšmę 2. Na ir tada seka mūsų tas naujasis sakinys. If. Štai jis visas. Dabar kasgi čia parašyta? If, iš anglų kalbos išvertus reiškia jeigu x mažiau už 0, tada šitą komandą reiškia išvesti į ekraną, išvedami į ekraną, x yra neigiamas. Na taip, jeigu jis mažiau už 0, tai jis tikrai yra neigiamas. Priešingų atveju, else reiškia priešingų atveju, vėlgi išvedami į ekraną, kad x yra teigiamas. Na, jeigu jis nėra neigiamas, tai jis yra teigiamas. Taigi šitas sakinys ne kaip įprasta nėra vykdomas iš eilės, nėra vykdoma viskas iš eilės, kaip mums yra įprasta. Čia programa atlieka pirmą eilutę šiuo atveju, jeigu yra tenkinama sąlyga x mažiau už 0, ir antrą eilutę, jei x mažiau už 0 sąlyga yra netenkinama. Na, šiuo atveju x yra 2, kaip matome. Ar x mažiau už 0? Na, nėra mažiau už 0. Vadinasi, turėtumėm nevykdyti štai šitos eilutės ir vykdyti štai šitą eilutę. Ir ekrane turėtumėm matyti užrašą x yra teigiamas. Pažiūrim, ar tai iš tikrųjų yra tiesa. Tai tiesa. Nieko nuostabaus, x yra teigiamas. Na gerai, o jeigu pakeiščiau į minus 2. Minus 2. Vykdom, na va, rašo x yra neigiamas. Galim, žinome, x reikšmę ir nuskaityti. Tai yra visiems jau gerai pažįstama komanda cin. Na ir vykdom programą. Štai dabar jau reikia įvesti mums reikšmę. Na, įvedam, kad nors 29. Įvedam. Taip, x yra teigiamas. Na va, tai štai pirmoji programa, kuri naudoja sakinį if. Na gerai, antrasis pavyzdys. Vėlgi labai paprastas. Užduotis yra tokia. Įvedami 2 skaičiai ir mums reikia surasti, tiksliau, kad programa automatiškai surastų didesnį. Na, vėlgi akivaizdu reikės sąlygos sakinio, nes jeigu vienas didesnis, pavyzdžiui, x ir y yra, taip pat yra x ir y, abudu sveikieji skaičiai. Jeigu vienas didesnis, tai mums reikės pasakyti, kad x didesnis, o jeigu y didesnis, reikės sakyti, kad y didesnis. Tai reikia patikrinti, kuris iš jų iš tikrųjų yra didesnis. Na, tai mes taip ir darom. Sakom, vat vartotojui, išvedam į ekraną, įvesk x. Tada nuskaitom x reikšmę. Tada vartotojui sakom, įvesk y. Tada jis įveda y reikšmę. Na, ir pats sakinys. If sąlyga. Tai kokia čia sąlyga? Ar x yra mažiau už y? Na, jeigu x yra mažiau už y, tai mes išvedame į ekraną. Na, jeigu x mažiau už y, tai y yra daugiau. Tai vadinasi, y yra didesnis. Išvedame į ekraną didesnis. O jeigu atvirkščiai, o jeigu visgi nutiko taip, kad x nėra mažiau už y, vadinasi, x yra didesnis. Vadinasi, mes praleidžiam vėlgi šitą eilutę ir tada išvesim šitą. Žiūrim, ar viskas veikia. Mėginam paleisti. Na va, sako įvesk x. Nu, įvedu 2.
Viską y. Nu, įvedu 3. Rašau, kad y yra didesnis. Tai vat, ką darė. Įvedžiau x2, dabar x yra 2, o y yra 3. Ar, klausimas yra, ar 2 yra mažiau už 3? Ar 2 yra mažiau už 3? Taip, 2 yra mažiau už 3. Vadinasi, ir parašom, kad y yra didesnis. Štai y yra didesnis. Dabar klausimas jums. Ką atlikę šitą programą matysime ekrane. Trečiasis pavyzdys. Kartais, kurioje nors šakoje sąlygos sakinio, mums reikia atlikti ne vieną komandą, o kelias. Na, kaip ir šiuo pavyzdžiu. Mes turime du skaičius x ir y, sveikieji skaičiai, x yra 14. Ir žiūrime, jeigu x mažiau už 9, tada, žiūrėkit, atsidaro skliausteliai ir užsidaro skliausteliai. Visai kaip ir programos pradžioje atsidaro ir ten apačioje užsidaro. Taigi, atsidaro skliausteliai, reiškia, kad pradedam. Na, įvykdom šitas dvi eilutes ir pabaigos skliaustelis. Lygiai taip pat matote else šakoje irgi norim atlikti dvi eilutes. Atsidaro ir užsidaro, vadinasi, atliksim šitas dvi eilutes. Na ir žiūrim, ką šiuo atveju čia daro ta programa. X yra 14. Klausimas, ar 14 mažiau už 9? Ar x mažiau už 9? Ne. Vadinasi, einam į else šaką ir atliekam šitas dvi komandas. X-ui priskirsime x-1. 14 minus 1, 13, o y bus 2. Žiūrim, ar taip iš tikrųjų. Na, taip. Va. Kaip ir sakiau, x 13, o y 2. Ketvirtas pavyzdys. Ieškosime didžiausio iš 3 skaičių. Įdomu tai, kad naudosime sąlygos sakinį sąlygos sakinyje. Žodžiu, pasižiūrim, kągi mes čia pradžioje apsibrėžiam, kad A, B, C bus sveikieji skaičiai, A bus 2, B 3, C 4. O didžiausias tai bus kintamasis, kuriam po to priskirsiu didžiausią skaičių. Na ir sąlygos sakinys, žiūrėkite. Jeigu A daugiau už B ir A daugiau už C. Vadinasi, A ir daugiau ir už B ir už C. Vadinasi, taip didžiausias yra. Na, o priešingų atveju, matot, negaliu rašyti, priešingų atveju didžiausias bus B, arba priešingų atveju didžiausias C. Reikia dar patikrinti, kurisgi iš jų yra didesnis, jeigu A jau nėra didžiausias. Taigi, rašau dar vieną sąlygos sakinį. Dar vienas sąlygos sakinys bus ar B yra daugiau už C. Na, jeigu B daugiau už C, vadinasi, jis jau didžiausias. O priešingų atveju, jeigu C yra daugiau už B, vadinasi, didžiausias yra C. Čia tuo atveju, jeigu skaičiai nėra lygus. Taip. Na, žiūrim, ką parodys programa. Šiuo atveju rašo, kad didžiausias yra 4. Na, visiška tiesa. Žiūrim, kaip programa tai suprato. Ar žiūrim, A yra 2, B 3, C yra 4. Ar 2 yra daugiau už 3? Taip. Ir ar 2 daugiau už 4? Oi, atsiprašau, ar 2 daugiau už 3? Ne. Ir ar 2 daugiau už 4? Ne. Tai žodžiu, ne. Nu tikrai ne šitas. Priešingų atveju žiūrim, ar 3 daugiau už 4. Ne. Vadinasi, einam ir šitos nevykdom eilutės. Vykdom tada šitą eilutę. Didžiausias priskiriam C. Tai štai. Na, o kaip būtų, jeigu aš čia parašyčiau. 5. Rašau čia 5. Ką tuomet programa darytų? Klaustum, ar 5 daugiau už 3? Taip. Ar 5 daugiau už 4? Taip. Vadinasi, didžiausias yra. Na ir į else šaką net nebeiname. Žiūrim, ar tikrai taip suskaičiuoja programa. Taip. Rašo, didžiausias yra 5. Na ir dar vienas įdomus pavyzdys, turbūt jeigu čia įvestumėm 6, pavyzdžiui. Ar A yra, ar 5 yra daugiau už 6, žiūrim, ar A daugiau už B.
Ar 5 daugiau už 6? 5 nėra daugiau už 6. Tai atsakymas į šitą yra ne. O atsakymas į šitą yra koks? Ar 5 daugiau už 4? Taip. Žodžiu, ne ir taip. Na, šitas reiškia ir. Du šitie žingsniukai reiškia ir. Vadinasi, kad turi būti patenkinta ir šita sąlyga, ir šita sąlyga. Šiuo atveju nėra patenkinta viena iš tų sąlygų, dėl to einame į šaką else. Šitą eilutę praleidžiam. Ir einame į šaką else. Ir dar vienas klausimas, ar b yra daugiau už 4, ar 6 daugiau už 4? Taip, 6 daugiau už 4, vadinasi didžiausias yra 6. Žiūrima, iš tikrųjų taip programa skaičiuoja. Taip ir gavo. Na tai štai, matome, kaip veikia sąlygos sakinys sąlygos sakinyje. Na, kai mums reikia patikrinti kažką, o po to dar kažką patikrinti, jau su sąlyga, kad jau kažką patikrinam. Taip gauname 3 variantus, galim 4 gauti, galim daug sąlygos sakiniuose parašyti. Užduotis jums. Na, štai turime programą ir klausimas yra, ką atlikus programą matysime ekrane. Į vienintelį dalyką noriu atkreipti dėmesį, tai kad čia matote sąlygą. Jeigu A yra lygu C, tada rašom lygu. Nes kaip žinome, paprasta lygybė tai yra priskirimas. Taip, C priskiriame reikšmę 7. Na, o čia yra ne tas pats. Čia yra ar A yra lygu C. Tai yra klausimas. Atsakymas yra taip arba ne. Jeigu taip, tai einame į šaką, vykdome šitą, o jeigu ne, tai vykdome šaką šitą. Na gerai, pamėginkite.